Tai Juozai, šiandien norėčiau pakalbinti Jūs tokiais klausimų apie vieną svarbų labai elementą, kurį naudoja visi, ne tik žemės ūkyje, tai turbūt vanduo. Bet kas aktualu ūkininkam, tai klausimas būtų apie purškimo normas. Dabar yra tokia, sakykime, nusistovėjus, tai kaip ir taisyklė, tai 200 litrų į hektarą purškimas. Tai, sakykime, dabar ta norma, kodėl tokia nustatyta ir ar čia yra kažkokie skirtumai mažinant ar didinant? Aš sakyčiau, kad 200 litrų tai yra ta tokia universali norma. Ar vienus produktus, ar kitus produktus naudojant, ar pasėlis būtų vešlesnis, ar mažiau vešlus, žodžiu, toksai galbūt net patogus, nieko nereikia keisti, galiausiai tai yra sureguliuota ta būtent lašelių dydžiui tas kiekis, nes jeigu mes mažintumėm vandens kiekį, tai tokiu atveju turi mažinti slėgį, nes tiesiog kad mažesnis kiekis įsipurkštų skiedinio. Bet nukenčia tokiu atveju padengimas, nes mažinant slėgį mažėja lašelių dydis ir padengimas blogėja. Jeigu didinti vandens kiekį, atitinkamai, aišku, atsiranda kitų minusų. Nes vandens privežimas, užpilimai ir panašiai. Taip, o dabar tas didinimas, aišku, aš susiduriu irgi ūkiuose ir ūkininkų klausimuose, tai gal labiau aktualus, kada rapsai yra defoliuojami, kada norima padengti daugiau augalo, sakykime, kad augalas yra tankus ir kad pramušt, kaip sakom liaudiškai, kad daugiau padengti, tai didinama ta norma. Visumoje kalbant, ne vien tik tai apie rapsus. Jeigu mes kalbam apie pagrindinį, sakykime, javų purškimą fungicidais, kada tikrai pasėlis yra vešlus, tankus, tai automatiškai ta didesnė norma leidžia pasiekti geresnį padengimą. Kitas momentas, tai vėl kalbant apie vandens kiekį ir būtent vėl apie purkštukų darbą, tai jeigu tai yra mažo nunešimo purkštukai, jisai užtikrina būtent tas optimalias sąlygas, esant vėjuotam orui, netokiom palankiom sąlygom, vis viena tas duoda gerą padengimą. Supratau. Aišku, dabar ūkiai atsinaujina savo purkštuvus, jie tampa vis labiau išmanesni ir pradeda tarp ūkininkų tokia, kaip sakyti, atsiranda nei tai mada, bet toks noras sumažinti vandens normą purškiant, kad skaitos, kad daugiau vienu purkštuvu užsipylimo apvažiuoti hektarui iš purkštų. O kaip dabar ta kokybė purškimo ir pačių produktų iš purškimo augalų apsaugos? Čia, sakyčiau, ne mada, čia buvo ir techniniai sprendimai purkštuvų gamintojų. Juk prisiminkim, turbūt prieš 20 metų ir gal anksčiau Hardy, tada buvusi firma, iš tikro buvo Twin sistema diegė. Turbūt prisimenam, kad buvo purkštuvai, štanga, virš jos oro srauto padavimas. Tai jis tikrai leisdavo iš tikro išpurkšti mažą normą, sakykime, ir pasiekti tikrai gerą rezultatą. Nes lašeliai tokiu atveju būdavo smulkus, bet jie tikslingai, vertikaliai būdavo nukreipti ant pačio augalo. Nunešimas, būdavo apsisaugoma, kad nenuneštų juos. Ir tas tikrai duodavo gerą kokybę be padengimo. Bet tai buvo tiesiog servisas sudėtingas tokio purkštuvo. Aišku, yra ir kitų sistemų ir turbūt ne viena, tai ne vien tik tai ta tokia, sakykime, tos medžiagos rankovės, bet yra, kur labai tiksliai per vamzdelį iš kompresoriaus paduodamas yra oras, čia jau ne ventiliatorium, bet tokios sistemos, aišku, buvo
buvo taikomos ir tas leido pasiekti iš tikrųjų gerą išpurškimo kokybę. Kokiem produktam būtų tikslinga pamažinti vandens normą, sakykime, kad efektyvumas nenukentėtų, o gal netgi ir pagerėtų? Na, mažinti, aišku, normą galima būtų tų herbicidų purškimui, kol augalai ar pačios piktžolės nėra didelės, na, mažesnis kiekis leistų visai gerą padengimą. Kai augalai pradeda kilti, na, į ardus, sakykime, plaukėja javai, rapsai šakojasi, išaugina na didžiulę masę ir, sakykime, fungicidų panaudojimui, tai tada, aišku, tas mažinimas gali turėti neigiamą įtaką. Ir sumažintos normos, aišku, kaip ir minėjau, na, tie lašeliai sumažintos normos gali būti stambesni. Tai jeigu tik tai turim vieną lygį, kultūrinių augalų, piktžolių ir panašiai, tai tas vis viena padengs. O fungicidam reikia, kad visas augalas būtų nuo viršaus iki apačios padengiamas ir, aišku, tas padengimas blogėja. Jeigu stambus lašelis, jeigu jisai, na, sakykime, tiesiogiai krenta, tai jisai užsilaiko ant viršutinių lapų, bet nedengia apatinių lapų. Taip, supratau. Sekantis klausimas būtų irgi iš ūkininkų pusės toks, dabar daugelis jau pradeda tirtis pH vandens. Tai dabar tas klausimas skambėtų gal taip, kad koks yra optimalus ir į kurią pusę jau keičiantis tam pH nukenčia tiek insekticidų, tiek herbicidų veiksmingumas. Visumoje tai neutralus pH 7, tai yra ta tokia ribinė, kada tikrai galima naudoti ir tas duoda neblogą rezultatą. Kai kuriem herbicidam, galbūt insekticidam, yra reikalinga žemesnis pH. Bet aišku, viena, kad jeigu jau pH kyla virš 7, 8 ir daugiau, tai tada reikalinga būtų jau tie priedai, kurie parūgština, na, iš tikrųjų jų vandenį, kad, na, praktiškai visiems produktam jau būtų geriau turėti žemesnį tą pH. Tai tas pH, kaip sakėt, apie 8, tai gaunasi mūsų telkiniuose vandens, tai panašiai. Aš taip lyginu, kad jeigu daug kas sprendžia, jeigu mano dirvos pH ten 7, tai atrodo, kad ir tasai vandens telkinys šalia to lauko, na, vandens atrodo neturėtų būti didesnis, bet vandens pH visada būna didesnis. Nes su gruntiniu vandeniu, nesakykime, neutralios reakcijos pH dirvožemio, nulemtas yra sluoksnio, karbonatingo sluoksnio, kuris būtent, na, duoda dašarmiškumą vandenį ir, na, su gruntiniu vandeniu tada, aišku, paduodamas yra tas šarminis vanduo, sakykime, kalkingas ar panašiai, jisai yra žymiai aukštesnio pH. Supratau. Dar vienas klausimas būtų toks labiau įžvelgiant į ateitį, tai žemės ūkyje naudojami dronai. Tai dabar jie, kaip sakyt, ateina, čia yra ateitis, dauguma ūkininkų jau yra susipažinę su jais, o dabar galimybės panaudojimo ir tokie, sakykime, ar tai minusai, ar tai pliusai, ar yra jų iš vis tokių, ką jūs manote apie tai? Kol kas dronas, na, visumoje Europos Sąjungoje pagal įstatymus yra prilyginamas lėktuvui. Ta reikia pripažinti ir praktiškai, na, labai išimtinais atvejais, skirtiniais leidimais lėktuvo galima panaudoti. Tai taip, kad įstatyminė bazė, sakykime, kol kas nėra sureguliuota, kad būtų galima naudoti dronus. Tai vienas dalykas. Jeigu kalbant apie ateitį dronų, tai aš matau, kad tai tikrai turbūt bus tas įrankis, kuris bus naudojamas ir daugeliu atveju turbūt keis štanginius purkštuvus. Na, tai tas tikrai ateitis tokia galima. O dabar
panaudojimo niuansai, tai yra vis dėlto, kaip ir kiekvienas skraidantis aparatas, jis yra vis dėlto priklausomas nuo vėjos, ir tas yra jautriau, jeigu traktorinis purkštuvas gali dirbti, sakykime, 50 cm aukštyje virš augalų, tai dronas tikrai kol kas skrenda turbūt 2 metrai virš augalų. Ir be abejo, tokiu atveju, jeigu yra vėjas, pats dronas tai skris per tą vėją, bet lašeliai, ypač tie smulkus, kurie būtent susmulkinami dar oro srauto, jie bus vis viena nunešami tokiu atveju. Nors atrodo, tai yra nukreipta vertikaliai žemyn, kad dengtų, bet tikrai tokia problema yra. Kitas momentas, jeigu susmulkinami lašeliai yra smulkus, dronas pats dirbs į hektarą išpurkšdamas kokį iki vandens kiekį. Turbūt 8, gal 10 litrų. Vat kažkas tokio, kad būtų racionalu jį visumoje naudoti. Aišku, gali turbūt į hektarą išpurkšti ir 30 litrų. Bet tai, nežinau, ar spėsi atlikti tos darbus, nespėsi užpilinėti iš tikrųjų skiedinį į tą droną. Ir vėl, tiesiog, arba turėsiu būti daug tų dronų ūkyje ir naudoti juos, arba tiesiog, reikia mažesnį kiekį naudoti. O mažinant kiekį, tai jeigu yra smulkus lašeliai, tai daugeliu atveju, jeigu bus purškiama šiltu oru, sakykime, virš 20 laipsnių temperatūros, dar vėjas ir panašiai, tai praktiškai smulkus lašelis išgaruos. Arba, sakau, atsiranda visas, bus nešama į šoną ir panašiai, tai tada yra kalba formulacijos. Ultra tam mažų normų išpurškimui, sakykime, naudojant lėktuvus, tuose šalyse, kur tikrai dideli plotai, lygus reljefas, jie naudojami, bet naudojama buvo šitos labai mažos normos, tik tokiu atveju, kada buvo jau aliejinės formulacijos produktų. O mes kol kas turim formuluacijas skirtas skiesti vandenį. Ten būdavo užpilamas tas kiekis, sakykime, 5 litrai produkto hektarui, ta norma ir išpurškima. Tiesiog šitoj vietoje, tai kol kas gamintojai produktų nėra irgi paruošę. Jo, aš dar norėjau irgi kaip paminėti, kad tiesiog gamintojai dar nėra pasiruošę pilnai tam būtent formulacijais. Tai ačiū tada tiek.